aišku, jis tikrai tada gali ir dusti, ir švokšti, daugėja tų alergijų. Kodėl vieniem atsiranda, o kitiem ne? Gimiau iš karto alergiškas kažkam. Mums čia nerekomendavo dar atlikti, liepė palaukti. Tikriausiai čiauduliai, ten slogos, akys. Ja, atakuoja ir prieš juos pradeda reaguoti. Didžiausia alergenai pavasarį. Jeigu nenori tų vaistų ilgai vartoti, o vaikai gali iššalti. Sveiki, šiandien laidoje kabinete pas gydytoją kalbėsime labai pavasarišką temą apie sezoninės alergijas. Galbūt terminą negerai ištariu, bet tu mane pataisysi, jeigu terminas nėra geras. Tai su manimi kartu laidoje yra vaikų alergologė ir vaikų ligų gydytoja. Ir jūs ten turite labai daug tų pavadinimų: vaikų gydytojas, vaikų alergologas, imunologas. Taip, irgi galima pridėti. Tai Rūta Pažirskite. Labas, Rūta. Labas, Greta. Tai va, tai mes apie tas sezoninės alergijas, visų alergijų mes tikrai nepaliesim, nes čia labai plati tema. Kalbėsim tai, kas labai aktualu sezonai atėjus, būtent pavasariui, nes visgi tik prasidėjus pavasariui, vieni čiaudi, tai kiti sloguoja, kiti triškanoja akis, tai iš karto pastebėjom pokyčius ir, kaip aš sakau, nors pavasarį visi daugiau šypsosi, žmonės tikrai laimingesni, bet tie, kurie turi alergijos, turi tam tikrų reikalų prasidėjus pavasarį. Tai gal toksai bendrai įsivažiavimo į tą, kas ta alergija, nes mes žinom, alergija visi simptomatiškai suvokiam, kas tai yra, bet kodėl jinai iš vis kyla, kodėl žmonės yra kažkam alergiški, kodėl vieni alergiški, kiti nealergiški, kas atsitinka su to organizmu, kad jisai taip pradeda reaguoti. Tai gal ir apsibrėžti, kas ta alergija, vis tik tai yra iškreipta imuninės sistemos reakcija į aplinkos medžiagas, į kurias daugelis žmonių nereaguoja, nesukelia jiems jokių simptomų, ar ne? Na ir tas medžiagas mes vadinam alergenais. Tai principe tie alergenai gali būti bet kokios medžiagos mūsų aplinkoje, tai ir tos namų dulkių erkės, ir žiedadulkės, ir maisto produktai, ar ne, dažniausiai baltyminės kilmės. O kodėl ta alerginė reakcija įsivysto? Tai aišku, dažniausiai reikia laiko organizmui, vadinam taip įsijautrinti, sensibilizacija gal labiau moksliškai, tai dažniausiai po pirmo kontakto su tuo alergenu mes kažko labai blogo nepajusim, tų alerginių simptomų neturėsim, bet tuo sensibilizacijos laikotarpiu kas įvyksta organizme? Pradeda gamintis tokie vadinami specifiniai imunoglobulinai E prieš kažkokį tą alergeną. Ir tada neaišku, ar tai dar virs alergija, ar vis tik bus tiesiog tas įsijautrinimas, galbūt kažkokia didesnė rizika, kad ateityje gali ar ne būti ta alergija. Kaip mes tą sensibilizaciją patikrinam, tai alergologiniais tyrimais, ar ne, apie kuriuos mes paskui matyt dar pašnekėsim. Ir tada, kad jau vardinti visą tą reiškinį kaip alergiją, tai turim turėti ir tada simptomus, ar ne? Tai žmogus įsijautrinęs tam tikram alergenui, tada mes jo išsiklausim, ar po kontakto su tuo alergenu tikrai jisai pajunta kažkokius alergijai būdingus simptomus. Ir tada jau mes visą šitą situaciją galim pavadinti alergija, ar ne? Tai vadinasi įsijautrinimas plus simptomai, ar ne, po kontakto su tuo alergenu. Tai aišku, tų alergijų yra, kaip pasakyti, reakcijų yra daugiau negu šita viena, kurią aš apibūdinau. Čia tokia vadinama nuo IgE priklausoma, ar ne, alerginė reakcija, bet būtent jinai aktuali galbūt, nes kalbant prie alerginio rinito, bet, sakykime, prie kitų alerginių ligų yra ir daug kitų ten tų patogenezinių mechanizmų. Bet šiuo atveju būtent viskas veikia tos vadinamos greito tipo nuo IgE priklausomos alerginės reakcijos. O kodėl vieniem atsiranda, o kitiem ne? Tai yra daug tų tokių tyrimų, bet kol kas, aišku, iki galo nėra paaiškinta, bet manoma, kad yra, aišku, ta genetinė predispozicija. Jeigu, pavyzdžiui, šeimoje yra sergančių alerginėm ligom, tai didesnė tikimybė, rizika, kad ir gali vaikams ar ne pasireikšti. Taip pat, aišku, kaip ir visur, ir gyvenamo aplinka turi įtakos, ar ne, būtent mieste yra žymima, kad didesnė rizika negu kokiam kaime ir negyvenant, taip pat oro užterštumas, klimato kaita, kalbant apie žydėjimą, kad galbūt net ir anksčiau pradeda žydėti, ilgesnį laiką žydi, ar ne, augalai, medžiai ir panašiai. Taip pat irgi rūkymas, netgi yra dar išskiriama tokia galbūt per daug sterili aplinka. Mes, kai seniau, sako, kodėl dabar gal daugiau, sako, tų alergijų, nes mes iš tikrųjų gyvenam steriliau, turim ir vakcinacijas nuo įvairių infekcinių ligų ir panašiai, o seniau, vis tiek niekas ten gal su tom drėgnom servitėlėm vaikam ten tų rankų taip nevalydavo po smėlio dėžės ir panašiai, ar ne, tai ta imuninė sistema susidurdavo su daugiau visokių patogenų ir taip tarsi apsimokydavo ir būdavo tokia, kaip pasakyti, geriau apmokyta negu gal dabartinių vaikų, ar ne, kur mes viską taip labai tvarkingai, ar ne, viską plaunam rankas, tai čia aišku nėra blogai,
naujo, bet tiesiog viena iš teorijų, kad galbūt ta va, toks labai didelis palyginti sterilumas su anksčiau gali irgi turėti va, įtakos ar ne ir tų alerginių ligų išsivystymui. Tai va, nu, galbūt va, irgi tokie pagrindiniai būtų tie aspektai. Aš kažkaip taip irgi visokių tų minčių kyla ir vienokios ir kitokios ir taip pagalvoju, gal irgi tas gali būti, kad, nu, tarkim, mes gal anksčiau daugiau laiko praleisdavom lauke, aš kaip prisimenu savo vaikystę, ne, kai nebūdavo tų kompiuterių tiek daug ir visko, tai atrodo, kad pasibundi, pavalgai pusryčius ar telefonu skambini, labą dieną, ten yra kokia ten Monika namie, einame į lauką ir tu eini į lauką ir tu būni iki vakaro. Gal tas toks, kad mes turim, va, kaip sakai, steriliau gyvenam, daugiau tokių uždarojo aplinkoje, mažiau tiek laiko praleidžiam lauke, gal tas organizmas tikrai toks nebūna pripratęs prie tos kontakto su daug skirtingų yra dalykų. Gal toks irgi tikrai variantas. Nėra, aišku, yra, nu, tokios teorijos, galbūt jų dar, kad patvirtinti reikėtų laiko, bet netgi, irgi sakoma, kas galbūt galėtų, ar sumažinti tų alerginių, bet nėra čia kažkokios oficialios rekomendacijos, bet iš tyrimų, kad, pavyzdžiui, gyvenimas kaime, turėjimas augintinių, pavyzdžiui, ar ne, irgi tas, kontaktas su kažkuo dar, iš aplinkos, brolių, seserų, irgi, tarsi sumažina tą riziką, kad išsivystys alergija, ar ne, nes tiesiog su daugiau skirtingų patogenų, nepatogenų, kitų medžiagų susitinka imuninė sistema ir ji, nu, tokia tampa labiau, kaip pasakyti, prisitaikiusi prie tos aplinkos, negu gal kas, ar ne, visai taip jau viskas steriliai ir panašiai, ar ne? Tai va čia labai, labai geras toks irgi žingsnis į tą temą, kai mes dažnai šnekam, kad nereikia vaikui steriliai augti, leisti jam pamėginti, išbandyti, paliesti, paragauti, pauostyti, ne visų kitų dalykų, nes tas stimuliuoja imunitetą gerąją prasme. O toksai kitas dalykas, tarkim, o priešingai, gali būti, kad vaikas, tarkim, nu, neturėjo kažkokio didelio kontakto su kažkuo ir paskui gavo didelį kiekį tos medžiagos ir tada susisensibilizavosi, nu, aš nežinau, ten prisitrynė į akis kažko labai sujautrėjo ir nuo to meto tapo alergiškas. Tas gali įtakoti, kad tėvai sakyti, nu, vienu momentu turėjo vaikas tokį didelį kontaktą ir nuo to laiko pastebiu, kad jis dabar kiekvienais metais alergiškas kažkam būtent tai dalykui. Nu, principė galbūt vis tiek vyksta tas po truputį procesas, bet tas toks trigeris, gal didesnė koncentracija, kartais kažkokios, pavyzdžiui, persirgtos infekcinės ligos būna tas paleidžiantis mechanizmas, ar ne, tarsi jungia mygtuką ir jau paleidžia, kad eitų, ar ne, ta alergija. Tai toks galbūt galėtų būti paaiškinimas, bet aišku, viskas po truputį vis susiduria, atakuoja tarsi tą imuninę sistemą, kaip ir sakau, tie alergenai, kai kuriems jie nieko blogo normaliai nepadaro, ar ne, bet kai kuriuos atrodo imuninė sistema įsivaizduoja, kad jie atakuoja ir prieš juos pradeda reaguoti ir galbūt paskui didesnis, ar ne, tas kiekis, ar sakau, kažkokia infekcinė liga, ar kažkas paleidžia ir tada jau nusprendžia, kad jau yra simptomai ir nepasireikš. Nu, toks galėtų būti tas paaiškinimas, ar ne? Bet kaip tu praktikoje pastebi, kad šiaip alergijų kiekis yra augantis? Yra tokia statistika kažkaip, kad daugėja tų alergijų? Principe, kiek iš tyrimų, iš tų tokių kaip epidemiologinių, ar ne, tai yra ta tendencija didėti, bet irgi, manoma, irgi galbūt dėl tų mūsų gyvenimo pokyčių, ar ne, bet irgi sakoma, kad gal ir dėl to, kad ir ta diagnostika tokia, ar ne, geresnė, ženkliai pažengusi prieki, gal ir dėl to, kad mes patys labiau gal į viską, taip, nu, kaip pasakyti, vis tiek labiau analizuojam, kreipiam dėmesį, ar neseniau vis tiek, na, vaikai, kaip sakom, paleidžiam į lauką ir ten grįžta, ar ne vakare, bet dabar vis tiek daugiau, ir mamos, ir tėčiai pakontroliuoja, atkreipia dėmesį ir tada, norisi išsiaiškinti, kodėl, užkliūna ar ne tie kažkokie simptomai, tai tada, kreipiasi pas gydytoją, išaiškinam, diagnozuojam ir matyta statistika tiesiog, nu, irgi tokia, galbūt tas irgi galėjo prisidėti prie to fakto, kad sakom, kad didėja, ar ne, tų alerginių susirgymų. Ir dar, aišku, principe, tos alerginės ligos nebūtinai tik vaikams. Mes iš tikrųjų bet kas galim, ar ne, bet kuriam amžiui gali atsirasti ta alergija, ar ne, tiek aplinkos alergenams, tiek maisto, ar ne. Tai gal, nu, sakom, kad vaikams gal kažkiek didesnė, ar ne, ta galimybė, bet lygiai taip pat ir suaugusieji. Kažkaip apie alergijas galvojant, aš kaip dabar kuo toliau, to daugiau tokių ligų, kur tu negali pasakyti tos nuo pat pradžių, kokia ta pirminė priežastis yra, kodėl taip atsitiko, bet matai, kad tendencija auga dėl to, kad mes galim daugiau jų diagnozuoti. Atrodo, kad, nu, bet čia tikriausiai visur, taip yra visai medicinai, taip yra dėl to mūsų augančių galimybių, nu, bet aišku, viskas tas yra gerai. Žiūrėk, dabar kalbant apie tas jau sezoninės, tai kas yra didžiausia alergenai pavasarį, ką labiausiai žmonės reaguoja? Šiaip gal reikėtų išskirti, ar ne, aplamai tą visą žydėjimo laiką, mes turim ne tik pavasarį, bet ir vasarą, kai žydi, ar ne, tai pavasarį mes pagrindė kalbam apie pavasarinių medžių žiedadulkės ir tas pavasaris priklausomai jau gali prasidėti ir labai anksti, aišku, dar nuo kada tie šiltesni orai prasideda
pradeda ir panašiai, bet jau net ir vasario pabaigoje gali jau pajusti žmonės pirmuosius ar net tuo alerginės slogos simptomus, nes pražysta lazdynas. Paskui alksnis, vat ir dabar, sakau, ne per seniausiai prasprogo beržai, ar ne, tai jų tas pikas beržų žydėjimo skaitosi gegužis, ar ne. Bet viskas tuo nepasibaigė, kai kurie asmenys gali būti ir medžių žiedadulkėm alergiški, arba ir būtent pievų žolių, kas toliau atkeliauja, ar ne? Tai, sakykime, tokie migliniai, mūsų tokios milgos pievų natūralios, į kurias galbūt niekada netkreiptumėm dėmesio ir nepagalvotumėm, kad jos gali čia kažkaip ar neįtakoti tuos alerginius simptomus, tai tada motiejukas ar ne prasideda vasaros pradžioj maždaug, ar ne, taip iki vidurio, paskui vasaros gale būtų jau piktžolės. Tai pavyzdžiui, kietis ar ne dar pelynų kitaip vadinamas, tai irgi. Tai tas toks sezonas, kai kuriems žmonėms gali būti ne tik pavasaris, bet ir vasara iki pat rudens pradžios, ar ne? Tai išsitęsia priklausomai nuo to, kam žmogus yra įsijautrinęs ir kas jam sukelia tuos simptomus. O yra tas vaikam, pavyzdžiui, toks amžius, kad tos sezoninės labiau alergijos vyresniam amžiui išryškėja, o pradžioje, kol dar toks pirmi metai, ten 2 metai, kad labai retai kada būna susiję su amžiumi kažkiek. Susiję, nes kaip ir sakiau, kad reikia laiko įsijautrinti, ar ne, tiems alergenam, ir kadangi tai toks sezoniškas dalykas, tai vaikutis, kuris, sakykime, yra kelių metų, kiek ten tų pavasarių pragyvena, ar ne, tik tai tos kelis sezonus, tai dažniau pastebim tendenciją, kad kažkur nuo 3-4 metų, ar ne, jau tikrai nustatom, ar ne, ir tą įsijautrinimą, ir susijęs įsijautrinimų simptomus. Aišku, yra tų tokių gal mažiau atvejų, kai ir mažesniems, ar ne, bet jau vis tiek, kaip ir tu sakai, į tą 3-4 metų, ar ne, kai jau yra, pragyventa keli sezonai su tom žiedadulkėm susidūrimas buvęs. Čia labai gražiai susirišo tas mintis, kaip pagalvoju, nes dažnai tėvam kyla tų klausimų. Sakau, niekada nebuvo alergiškas, kaip čia dabar patapo alergiškas, ne? Taip. Tai tas toksai, kad tam reikia laiko, kad natūralu, taip organizme viskas ir vyksta, ne tai, kad gimiau iš karto alergiškas kažkam, ne? Tai, o simptomatika, į ką tėvam atkreipti dėmesį, tikriausiai čiauduliai, ten slogos, akys, čia dažniausiai visi mes tos simptomus žinom, kas dar iš tokių dažnesnių simptomų, kad atkreipti ir pagalvoti, kad čia gali būti alergija. Šiaip aišku, apie tą slogą tai irgi, kad būtų vandeninga tokia skaidri, ar ne, tos toks kaip tekantis vandenukas, kas būdingiau būtų, čiaudulys irgi. Dažnai net yra toks vaizdingas pavadinimas alerginis saliutas, tai kad tas čiaudulys tokiam kaip serijom, ar ne? Ne vieną kartą pačią, bet dažnai kelis kartus, ar ne 3-4 iš eilės. Dar kas tokių gal tipingų požymių, tai pavyzdžiui, gali būti toks kaip nosies niežulys, gomurio niežulys, akių niežulys ir vaikai kartais dar būna taip vis trina į viršų tą nosį. Net kartais nuo to dažno trinimo irgi gali susidaryti tokia kaip nugarėlės raukšlė, netgi horizontali, ar ne? Tai irgi, jeigu vis ten kažką trina, brūžina, tai irgi atkreipti dėmesį, ar ne? Kas dar būtų iš tokių, nosies užgulimas irgi gali, ar ne, atsirasti, akių simptomai, tai būtų ir ašarojimas, ir niežulys, ir paraudimas, kartais gali būti ir vokų paburkimas, jeigu ypač didesnė ta koncentracija žiedadulkių ore, ne, tai tuos ir tokius galbūt intensyvesnius simptomus gali išprovokuoti. Pavyzdžiui, dar pacientam, kurie galbūt turi atopinį dermatitą, ar ne, tai jeigu tas odos barjeras, jisai vis tiek sausesnė oda, toksai labiau pažeistas, ar ne, jautriau reaguoja aplinkos veiksnius, tai tas kontaktas su žiedadulkėm, ar ne, irgi gali tuos bėrimus paprovokuoti, paūminti, ar ne, tai irgi gali būti paūmėjimai atopinio dermatito, kas yra įsijautrinę žiedadulkėm. Tai tų simptomų tikrai gali būti, įvairių, ar ne, iš tikrųjų. O kaip tos tokios stipresnės reakcijos, tarkim, kaip bronchinė astma, jinai irgi susijusi su šitais dalykais. Ir, kokios gali būti stipriausios alerginės reakcijos? Tai čia stipriausia, paminėjau. Bronchinė astma, čia stipriausia. Principė, paūmėjimas, ar ne, tai taip, nes, pavyzdžiui, aišku, ta astma irgi nelygų yra daug ten jų nealerginė ar nemišri. Tai jeigu kalbam apie tą alerginę ir būtent pacientas yra asmuo įsijautrinęs tiems įkvepiamiesiams alergenams, žiedadulkėm, ir matom, kad būtent su tuo orais, ar ne, kad tikrai ta koncentracija didesnė ir įsiprovokuoja astmos paūmėjimas, tai aišku, tikrai tada gali ir dusti, ir švokšti, ar ne, tai tikrai, tie simptomai, jie yra, kaip kiekvienam, aišku, sunkus yra, kiek vargina, kiek tavo gyvenimo kokybė įtakoja, bet gal, čia būtų tokia vis tiek reikšmingiausia, ar ne, ta simptomatika, ar ne, kalbant apie astmą. Gal dar kas būna, čia iš tokių gal ne tiek, kiek stipresnių, bet ką žmonės ir gali paminėti ir pajusti,
kad pavyzdžiui, valgant tam tikrus vaisius, kaulavaisius, ar ne, ypač kas yra įsijautrinę beržam, gali sakyti, va, žinai, man čia graužia kutena gerklėj, va, būtent valgymo metu ir kad gal aš alergiškas ten staiga tapau obuoliui, nežinau, nektarinui, vyšnioms, kas man čia yra, ar ne. Tėvai irgi gali įsigąsti, nes kartais būna ir, pavyzdžiui, po lazdyno riešutų ar kitų riešutų tokie, ar ne, atsiranda simptomai, tai irgi, kad tai gali būti, vadinamas toksai žiedadulkių maisto alergijos sindromas, ar ne, būtent tiem pacientam, kurie yra pirmiausiai įsijautrinę žiedadulkėms ir paskui dėl to, kad tie baltymai, kuriems jie yra alergiški ar ne, labai panašus tiek tų žiedadulkių sudėtyje ar ne, tiek ten, sakykime, obuolio struktūroje ar ten kito kaulavais ir panašiai. Ir dėl to tas imunoglobulinas E, kuris yra pasigaminęs, jisai kartais, klaidingai sureaguoja į tą, sakykime, obuolio ar ne baltymą ir gauname tas tokias kryžminės reakcijas, ar ne. Tai irgi tokia gal įdomesnė dalis, kalbant ir apie tuos, kad alerginis rinitas, bet dar šalia gali būti ir sąsaja su tam tikru maistu, dažniausiai vaisiai, daržovės, riešutai iš tikrųjų iš tokių irgi gal. Bet tada reikia vengti ir šitų maisto produktų, čia skaitosi kaip alergija tam maisto produktui ar ne, ar čia toksai... Net nežinau, kaip pasakyti. Čia tokia kaip kryžminė reakcija, mes taip įvardinam, bet iš tikrųjų rekomenduojam tai vengti. Dažniausiai tie simptomai apsiriboja būtent valgymo metu arba bent iki valandos po valgio, ar ne, gali būti jaučiami burnos gleiviniai, bet gali ir patinti, gali būti, sakykime, kitais atvejais reti atvejai, bet gali net ir anafilaksija būti. Tai mes rekomenduojam vengti tų produktų arba juos tada vartoti, sakykime, gerai termiškai apdorotus, nes tas alergenas, jisai yra termolabilus, vadinasi, aukštoji temperatūra alergeniškumas sumažėja, tai pavyzdžiui, ten kokie obuolių pyragai, keptas obuolys, tai viskas tvarkoj, dažnai irgi su morka yra tas sąsajas su šviežia, bet pavyzdžiui, ten keptos, troškintos ar nesriubos sudėti, tai viskas tvarkoj ir valgyti galima, kai kurie irgi toleruoja ir konservuotus, sakykime, ten, jeigu nektarinas ar ne, galbūt žalias tai sukelia, bet pavyzdžiui, koks nors konservuotas, tai ne, tai tada tokius vartoti gali. Bet irgi nereikėtų gal taip iš anksto, kad žinom, kad tokios reakcijos gali būti, bet kaip ir simptomų nejaučiam, bet nevalgom, nes gal bus. Tai rekomendacija būtų tokia, kad kai jau pajauti tuos simptomus, tai tada nevalgyti, o ne iš karto, nes labai gausis, kad daug reikia visko išbraukti iš savo mitybos ir kad, jeigu tu nejauti simptomų, tai kaip ir tu neturi, ar ne, išbraukti, ypač tokių maisto produktų, kas ar ne, ir vitaminas C natūralus, ar ne, ir skaidulos, tai, kad viskas turi būti pagrįsta, kad yra simptomai, ar ne. Nes aš pagalvoju, žinai, jeigu tu išsiaiškini tą alergenai, kurį tu alergizuoji, tenais iš kažko iš tų žiedadulkių, ar yra kažkoks sąrašas, ko vengti, tai žodžiu, tokio sąrašo kaip ir nėra, tiesiog žiūrėti, į reakciją organizmo valgymo stebėti. Paminim, kad, sakykime, gali būti ar ne, ir atkreipti dėmesį, arba, pavyzdžiui, kad irgi būna, žinot, tėvai sako, kaip čia valgė obuolį ir dabar sako, kad čia nenori, kartais vaikai negali įvardinti, ką jie ten jaučia, ar ne, gal jiems kutena nemalonu, bet jie nepasakys tėvam, tėvai sako, tai ką čia, įsidirbinėjai, nebevalgai obuoliuko, valgyk obuoliuką, tai kad irgi gal žinoti, suprasti, ypač kalbant apie vaikus, kurie dar nemoka išreikšti tų simptomų, įvardinti, tai kad viskas tvarkoja, kad tėvai žinotų, suprastų, kad čia taip gali būti, ar ne kažkoks čia staiga, kad nevalgysiu, žodžiu, obuolio, kurį valgiau anksčiau, ar ne. O dabar vis tiek, tie simptomai tokie varginantis gana, tarkim, tas logos akys, čiaudi ten, tai turėtų visi kelti kažkokį kaip bendros savijautos pablogėjimą, nuovargį, suirzimą, galbūt miego pablogėjimą. Šiaip jaučiasi ant vaikų, kad, tarkim, jie, gal ne tik ant vaikų ir ant suaugusių, kad jie darosi irzlesni tuo laikotarpiu. Taip, principai iš tikrųjų, kaip ir visos dažniausiai ligos, ar ne, yra skirstoma lengvas, vidutinio sunkumo ir sunkus. Tai lengvas dažniausiai neturi labai didelės įtakos ten mūsų gyvenimo kokybei, miegui ir panašiai, bet, sakykime, jau vidutinio sunkumo, sunkus, tai aišku, gali būti ir miego sutrikimai, ir gyvenimo kokybė, kaip sakoma, pakisti, gali trikdyti ir tavo laisvalaikiui, vaikams gali, pavyzdžiui, ir mokykloje, ir ne, ir ten ugdymo institucijoje. O kaip atskirti, kad, mes jau biškai šnekėjom, bet gal dar užtvirtinti, kad tai yra sezoninė ta alergija, o ne
peršalimas, ten sloga, žinai, nes dažnai būna, vis tiek vaikai lanko tos kolektyvus, nu visi nenori, kad sergantis vaikas ateitų į kolektyvą ir kad nebūtų ar tai konjunktivitas, ar tai koks virusas ten uvarajitas, virusinė kvėpavimo takų infekcija, nu vat, kad kaip lengviau tėvams susigauti ir darželėje paaiškinti, kad nesergantį vaiką atvedžiau. Iš tikrųjų, tai tikrai tie simptomai gali būti tokie panašus, ar ne? Galbūt tokie pagrindiniai skirtumai, tai kad prie virusinių infekcijų, ar ne, gali būti ir tie lydintys tokie reiškiniai, kaip, sakykime, temperatūra, ar ne, kažkokia, ar sufebrili, ar aukštesnė, kad bendra vaiko būklė tokia, ar ne, sakykime, irgi gal kažkokie raumenų skausmai, gal dar papildomai gerklės, ar ne, gal kažkoks skausmas. Ir kalbant irgi apie tą slogą, tai vis tiek tam, pavyzdžiui, alerginiam rinitui ta sloga būtų tokia, na visada vandeninga, ar ne, tokia tarsi kaip teka tas upelis. O prie virusinių infekcijų vis tiek yra tas pokytis. Pradžioje taip, jinai gali lygiai būti tokia pati kaip alerginio ar ne rinito, vandeninga, skaidri, bet dažniausiai paskui, ar ne, keičiasi tirštėja, ar ne, gelsva tampa, ar ten net į žalsvumą. Tai va tas toks kitimas būdingas prie tų infekcinių susirgymų. Galbūt irgi kalbant apie tą čiaudulį, tai irgi, kad aišku, infekcijos pradžioje tas čiaudulys irgi gali būti, ar ne, bet va tas, kad prie alerginio rinito jisai dažniau toksai serijinis, ar ne, gana toks dažnas pasireiškiantis simptomas, o prie virusinių irgi būna labiau pradžioje, paskui tas čiaudulys jisai taip, nurimsta ir nurimsta. Dar iš tokių, kas būtų gal, kad irgi, sakykime, tie lydintys simptomai, gomurio niežulys, akių niežulys, ar ne, akių paraudimas. Dar irgi apie tą konjunktivitą kalbant, kad, sakykime, prie žiedadulkių dažnai būna, kad abipusis ar ne būna, o jeigu virusinio, tai dažnai prasideda nuo vienos pusės, paskui gali, aišku, įsitrinti vaikai ir į kitą pusę, bet irgi, kad toks gal niuansas būtų galima pastebėti, na ir aišku, trukmė. Nes vis tiek tas virusinis susirgimas, savaitė, 10 dienų ar ne, iki kažkur 2 savaičių, o būtent jau to alerginio, tai būtų tokia trukmė, kad irgi, bent kelios dienos per savaitę jaučiami tie simptomai ir vis pasikartoja gal kelias savaitės, ypač jeigu kalbam apie žydėjimo laikotarpį, ar ne, tai nenužydi per savaitę ten tie beržai ir panašiai, tai vis tiek tada tas toks simptomų tęstinumas ir gal net galima susijęti ir su oro sąlygom, tai pavyzdžiui, kad būtent tie simptomai gal paūmėja, kai saulėta, vėjuota, ar ne, o tarsi atrodytų geriau, kai palijo, apsiniaukia, ar ne, kai tų žiedadulkių koncentracija ore sumažėja, tai irgi tokius niuansus atkreipiam dėmesį, galima šiek tiek, kaip ir diferencijuoti. Na ir aišku, paskui jau tais tyrimais pasitvirtinti, ar tikrai yra tas alergenas priežastis, ar vis tik tai gal ieškoti kitų priežasčių, ar ne, ar tai vis tik infekcija. O dabar, jeigu tėvai įtaria, kad vaikui yra alergija, ar iš karto rekomenduojama kreiptis į alergologą ir sakyti, tai pastebėti, gal čia nėra svarbu, kam čia alergiškas, ar rekomenduotum, kad jau ateiti ir išsiaiškinti, kam tiksliai yra alergiškas, kad tas palengvins gyvenimą? Principe, iš pradžių vis tiek pas šeimos daktarą geriausia kreiptis, ar ne, jeigu susiejam, išsiklausus anamnezę, tai ir šeimos daktaras gali įtarti, ar ne, ir paskirti tą simptominį gydymą, kad tiesiog pacientas iki kol sulauks vizito pas alergologą galėtų normaliai gyventi, ar ne, nekentėtų nuo tų simptomų. O jau tada alergologo užduotis būtų atkeliavus, sakykime, jeigu pavyksta sutvarkyti tuos simptomus sezoninio to alerginio rinito metu, padeda juos suvaldyti, ar ne, nėra tos skubos, tai galima ateiti ir rudenį, ir žiemą, ar ne, tiesiog jau pasiaiškinti, kaip ir tu sakai, tai kas tas sukėlėjas, ar ne priežastis. Tai aišku, mūsų kabinete, tai mes tada atliekam tyrimus tam alergenui išsiaiškinti, patikslinti, pagal simptomus pasirenkam, dažniausiai neskubam ten įvairiausių plačių palečių, bet pagal tai, ar ne, kada, irgi kaip pasakoju, yra ta žydėjimo laikotarpį ir panašiai mes atsirenkam, ar ne, kam būtų tikimybė ir ką patikrinti tikrai turėtumėm. Tai atliekam tyrimus, patikslinus patvirtinam diagnozę ir aišku, tada padedam pasidėlioti jau tą gydymo planą, kad žinoti, kaip būti pasiruošus kiekvienam sezonui, dar apsitariam, kas buvo efektyvu, jeigu buvo šeimos gydytojo skirta, gal jeigu nebuvo efektyvu, gal mes galim kažką kito pasiūlyti, ar ne, kaip tuos simptomus suvaldyti ir aptariam, jeigu irgi yra tokia galimybė ir poreikis apie specifinį galimą gydymą, ar ne, prie alerginio rinito.
O kokie tyrimai gali būti atliekami? Ten kelios grupės yra, kaip žinau, tų tyrimų, tai kokius darot? Principė tai dažniausias tyrimas ir mums labiausiai patinkantis, ar ne, tai yra odos dūrio mėginiai ant rankos. Kodėl jis mums labiausiai patinka? Nes tiesiog nėra kažkoks labai invazinis ir po 15 minučių mes turim atsakymą, ar ne? Tai toks greitas ir iškart galim jau kalbėti, ką mums tada daryti, ar ne? Bet jeigu, sakykime, pacientas ateina sezono metu ir vartoja prieš alerginius vaistus, būtent antihistamininius vaistus, mes to tyrimo atlikti negalim, nes blokuoja tie vaistai histaminą, o būtent to tyrimo metu mums ir svarbu, kad tas histaminas ar ne išsiskirtų ir mes įvertintumėm tas teigiamas reakcijas. Tai tada mes galim rinktis alternatyvą, tai yra iš kraujo atliekami tyrimai, kuriems įtakos jau neturi tie vartojami antihistamininiai vaistai, ar ne. Tai tiesiog nusistatinėjom tuos būtent specifinius imunoglobulinus E tam tikriems ir neįtariamiems aplinkos alergenams. Tai čia tokie dažniausi ir būtent šitie du tyrimai ir yra toms vadinamom greito tipo nuo imunoglobulino E priklausomom reakcijom nustatyti, ar ne? Kas galbūt dar irgi kartais sako tėvai, ar čia tikrai tas toks tyrimas atrodo nerimtas, tas mūsų odos dūrio mėginių, ar ne, čia kur mes ant dilbio vidinio paviršiaus užsirašom ar ten raidelės ar skaičiukus, užlašinam to alergeno, truputėlį į odos paviršių su lancetu įduriam, ar ne, ir 15 minučių laukiam, nu tai toks atrodo nerimtas, ar ne, bet iš tikrųjų jo jautrumas yra tikrai gana nemažas, ypač kalbant apie aplinkos alergenus, ar ne, ir kad kraujo tyrimai būtų kažkokie būtinai pranešesni, tai tikrai, nu, nėra, ar ne, mes sakau, tikrai juos tada renkamės, kai ar pacientas yra gėręs antihistamininių vaistų, ar ne, ar, sakykime, yra kitų priežasčių, kodėl gal ten, sakykime, atopinis dermatitas labai yra paūmėjęs ir mes, nu, neturim tos odos švarios, gražios, ant kurios atlikti, ar ne, tai tada mes renkamės, bet iš tikrųjų atliekant kraujo tyrimus, mums paskui reikia ir laukti tų rezultatų, ar ne, kol laboratorija mums pateiks ir panašiai, tai toks irgi, kad šitie šiaip du tyrimai yra, jie tikrai neblogi, bet aišku, prioritetą mes skiriam ten, kur galim greičiau tą rezultatą sužinoti ir tada jau nuspręsti, ką mums toliau daryti, ar ne, ir gydymą suskirti ir panašiai. Dar dažnai galime girdėti apie lopo mėginius. Jie nedaromi prie sezoninių šitų visų alergijų, kam jie atliekami, prie ko? Šiaip lopo testai, tai jie netliekami prie sezoninių alergijų, nes jie būtent jau būtų apie tas kitas alerginės reakcijas, tas tokias vadinamas lėto tipo, kur veikia jau labiau ląsteliniai mechanizmai, ne būtent tie specifiniai imunoglobulinai E. Ir jau mums ten tie simptomai yra tuo kitokie, kad pasireiškia, sakykime, ne iš karto po susidūrimo su alergenu, bet po daugiau nei 2 valandų, sekančią dieną, po kelių dienų, nu, tokie lėto tipo tie simptomai, ar ne? Tai čia labiau kalbant apie galbūt alerginį kontaktinį dermatitą, čia vienas iš tokių pagrindinių ištyrimų, ar ne, dėl cheminių medžiagų, kuriom galėtų būti pacientas įsijautrinęs, ar ne. Tai ir kitas dalykas, kartais prie topinio dermatito galim dėl maisto pasižiūrėti, bet irgi čia toks nėra visai standartizuotas tyrimas, tai rekomenduojama, kad irgi specialistas nuspręstų ar pasiūlyti tą tyrimą ar ne, gal prie labiau tokio atopinio dermatito sunkesnio, vidutinio sunkumo ar ne, bet irgi šiek tiek dėl to standartizacijos trūkumo būtent dėl maisto alergenų, kur klijuojami tie lopo testai. Dėl kontaktinių su cheminėm medžiagom, tai viskas tvarkoja, tai tikrai yra patikimas tyrimas, visi mes naudojam tokius standartinius ar ne jau tuos alergenus, kur visi centrai tuos pačius naudoja, tai štai tas tyrimas viskas tvarko, bet prie sezoninių alergijų nenaudojam. O šitie tyrimai, tiek kraujo, tiek dūrio mėginiai yra amžius, nuo kada galima juos atlikti, ir jau nuo pačių mažiausių juos jau galima daryti? Principe nėra, kad ten irgi ateina tėvai, sako, mums čia nerekomendavo dar atlikti, liepė palaukti. Tai taip, tikrai yra susijęs su to imuninės sistemos branda, ar ne, bet mes juos tikrai galime atlikti nuo bet kokio amžiaus, esant poreikiui ar neįtarimui, kažkokiems simptomams, kurie mums kelia alergijos įtarimą. Tai jeigu mes juos turėsim teigiamus, tai mums valio patvirtina, padeda ar ne mūsų diagnostikai. Jeigu mes turėsim neigiamus, tai nepaneigs galbūt tos alergijos, bet mums vis tiek diagnostikai turi įtakos, ar ne, pagalba tai yra. Tai nėra tokios, kaip pasakyti, rekomendacijos, kad būtinai nuo tokio ir tokio amžiaus. Tai jeigu turim kažkokius simptomus, norim išsiaiškinti, mes galim atlikti, bet svarbu, kad jau tada tuos rezultatus vertintų specialistas, kad jisai ir žinotų tuos niuansus, ar ne, kad pavyzdžiui neigiamas rezultatas ne visada reiškia, kad nėra tos alergijos, ar ne, kad tiesiog irgi tas
vertinimas konkretus, koks turėtų būti. O dabar nustačius alergiją, vis tiek kažkoks simptominis gydymas, ne, yra taikomas gal nuo to, nes paskui ir daugiau tų gydymo galimybių yra, bet tai paeiliui einant, tai simptominis gydymas, ką pagrindė skiriat vaikučiam, kad pamažinti šitas kančias simptomų? Šiaip iš tikrųjų pirmiausia, tai visą pradedam nuo tokios rekomendacijos, kaip vengti kontakto su tuo alergenu. Tai atrodo, sakykime, kalbant apie žiedadulkes, kaip tu čia jų išvengsi, kai tu net kartais jų negali ar nepastebėti, nes jos tokios mikroskopinės ar ne, bet yra tų tokių galimybių, aprašytų rekomendacijų, tai viena iš jų galbūt būtų irgi gal tuo žydėjimo laiku nekeliauti ten į lapuočių miškus ar ne, galbūt jeigu galvom apie atostogas, rinktis kažkur ten labiau į kalnus, gal ten prie jūros ar ne, kur mažesnė šiek tiek koncentracija būtų tų žiedadulkių negu, pavyzdžiui, mieste ar ne. Taip pat irgi paprasti dalykai, kaip grįžus iš lauko pasikeisti drabužius, ar ne, kad tos žiedadulkės nusėdusios ant mūsų drabužių su mumis toliau kartu nekeliautų, ar ne. Lygiai taip pat ir ant mūsų plaukų nusėda tos žiedadulkės. Tai galima galbūt kepurę užsidėti, ar ne, kad irgi nusiemi kepurę, pasidedi, o ant plaukų kaip ir mažiau tų žiedadulkių nusėda. Galbūt ir dažniau galvą išsiplauti, po dušu palysti, ar ne. Akinius nuo saulės galime nešioti, kas turi, sakykime, labiau tuos akių simptomus išreikštus. Skalbinių lauke nedžiovinti, langus irgi atsidaryti, sakykime, anksti ryte, vėlai vakare, bet vengti vidudienį atsidaryti, kai didžiausia ta koncentracija žiedadulkių ore. Drėgnai namų paviršius valyti, ar ne. Galime irgi tuos oro filtrus HEPA ar ne naudoti, kad sulaikytų ar ne tų žiedadulkių kiekį sumažintų. Kas dar iš tokių, kas turi augintinį, tai sakykime irgi katės, gal nelabai jos ten į lauką keliauja, bet šunys ar ne, jie irgi, ypač kas turi tą tokį ilgo plauko šunį, tai ant jo plaukų irgi to žiedadulkės prikimba sėkmingai, tai gal irgi dažniau irgi išplauti ar ne šuniuką, tai gal tokia būtų rekomendacija. Tokie pagrindiniai aspektai, važiuojant mašiną irgi langų neatsidaryti, kad kažkur ten irgi ventiliacija nebūtų iš oro ar ne, kad būtų tiesiog toks ir nepamiršti ir išsisirpti ir tų mašinų, ir baldų, ar ne, nes visos to žiedadulkės visur patekusios gali kartu nusėsti, ar ne. O kažkas yra skiriama iš kažkokių lašiukų ten, vartojamų dalykų. Taip, na ir paskui, aišku, jau tas simptominis medikamentinis gydymas. Tai čia tos rekomendacijos tikrai yra gana svarbios, vis tiek galima sumažinus tą koncentraciją, galbūt neviršinti tos slengstinės, kurią pasiekus jau provokuojam simptomus, ar ne, tai tuo pagrįstas, ar ne, tas vengimas kontaktų su alergenu. Medikamentinis simptominis gydymas, tai būtų vieni pagrindinių mūsų skiriamų vaistų, tai antihistamininiai vaistai, rekomenduojama antros kartos rinktis, kurie neturi, sakykime, įtakos, kad nemigdo, neveikia CNS sistemos, ar ne. Seniau tas naudotas toks gana žinomas tavegilis, ar ne, jis yra pirmos kartos, tai jis truputį tą tokį migdantį poveikį turi, tai jeigu mums reikia, sakykime, naudoti kasdien, tai kad vaikui nereikėtų ar ne eiti į pamokas mieguistam ir panašiai, tai ta rekomendacija antros kartos, ar ne, rinktis tokie kaip loratidinas, cetirizinas, ar ne, tos veikliosios medžiagos, yra irgi įvairių formų, jeigu, sakykime, vaikams ar netinka tabletės, kurie gali jas nuryti, kam netinka yra sirupinės formos, yra ir vietiniai akių lašai, jeigu turim akių simptomus, būtent irgi vietiniai antihistamininiai, yra, sakykime, ir deriniai purškiamų gliukokortikoidinių vaistų kartu su antihistamininiu į nosį, ar ne. Tai čia tokie pagrindiniai, tie vaistai, jie pradeda veikti kažkur per pusvalandį valandą ir veikia 6-8 valandas, tai irgi, kai sako, ar mums čia pradėti duoti iš anksto, kai dar nėra, tai, kaip ir tokios racijos galbūt nelabai yra, nes, jų tas veikimo laikas, ar ne, yra, nurodytas, tai jie tą laiką ir blokuoja tą histaminą, bet, jie nieko labai čia į priekį, neparuošia, ar ne, tai tiesiog tuos, būtent antihistamininius vaistus, sakome, vartoti, kai tikrai tie simptomai yra jaučiami, arba, irgi remiantis orų prognozėm, kai yra saulėta, vėjuota ir kad, sakykime, reikia vaiką išleisti į darželį ar ugdymo instituciją ir ten tų vaistų, kad jis nekrapštinėtų, tai kad ryte atsiduodam, ar ne, arba dar turim tokią pagalbą, dabar yra programėlės mobiliuosiuose mūsų renginiuose, viena iš jų tokia Pasifo arba Mask Air, kur galima sekti, ar ne, žiedadulkių koncentraciją ir netgi prognozę sekančiai dienai, tai irgi tokia kaip orientacija, tai ar duoti tuos vaistus, ar neduoti, ar ne. Pavyzdžiui, jeigu lietingos dienos, tai kaip ir minėjau,
įvertinti, ar, sakykime, galbūt tų žiedadulkių nėra tiek ore, ar ne, tokia koncentracija, kad provokuotų tuos simptomus, tai gal tada tų vaistų ir neduoti, ar ne, tai toks vat irgi kaip su tais antihistamininiais vaistais. Kiti vieni iš pagrindinių yra purškiamieji gliukokortikoidiniai vaistai į nosį, ar ne, jau jų tas vartojimas pagrįstas toks, kad nuo vieno pasipurškimo irgi labai gero efekto mes nepasieksim, jų toksai yra suminis, ar ne, efektas, tai pradedam jausti efektą maždaug po 3 kokių dienų, 2-3, o tą jau geriausią maksimalų maždaug po 2 savaičių. Tai tas purškimas ir turėtų trukti bent 2 savaitės, jeigu turim gerą poveikį, tai ir mėnesį, ar ne, tai va praktiškai kai kuriems, jeigu tai yra beržų pagrindinė įsijautrinimas beržams, tai va visą mėnesį, kol žydi beržai, galima ir purkšti į nosį, tik irgi purškiant tuos vaistus reikia žinoti, kadangi tai yra hormoniniai vaistai, tai juos reikia taisyklingai susipurkšti, prieš tai irgi išsipūsti nosį, jeigu labai užgulusi nosis, galima ir dekongestantų pavartoti, ar ne, tik tai nereikėtų jų ilgiau negu 7 dienas, kad atlaisvinti, o jau tada purkšti gliukokortikoidus, kad jie ten nukeliautų ten, kur reikia, ne, tas vidinės nosies struktūras, kurios būna paburkusios ir tą paburkimą po truputį mažintų tą uždegimą, sekreciją ir tarp kitko, netgi tie purškiami į nosį vaistai, jie turi teigiamą efektą ir akių simptomams, ar ne, ir tuos simptominiam gydymui skirtus vaistus jūs galima vartoti kartu. Jie vienas kitam netrukdo, kaip tik padeda, ar ne, tuos simptomus suvaldyti. Tai čia tokie galbūt būtų pagrindiniai tam simptominiam gydymui ar nenaudojami medikamentai. Tėvai, bijo, sako, vaistai, jie nori, kad nebūtų vaistų vaikam. Bet tie vaistai yra saugus, vaikai gali juos ilgą laiką naudoti, kiekvieną sezoną, nebijoti tų vaistų reikėtų. Principe, tai sakau, tie antros kartos antihistamininiai, tai tikrai viskas tvarko, yra atlikta ir daug tų tyrimų, nes ir tas vartojimo laikas dažnai tikrai išsitęsia dėl tų sezoninių alergijų ir kažkokių tokių ilgalaikių neigiamo poveikio ar ne efektų kaip ir nebuvo pastebėta, ar ne? Tai irgi naudoti tai, bet irgi atsižvelgti galbūt į tą simptomatiką, kada tikrai būtų poreikis, ar ne, tiem vaistam vartoti. Dėl purškiamų gliukokortikoidinių vaistų, tai irgi labai svarbu, kaip mes juos purškiam, kiek laiko, tą kryptį palaikyti, ar ne, dar irgi gal ko nepaminėjau, kad stengtis ne į pertvarą, ar ne, nukreipus tą antgalį, nes ten mūsų to pertvaroje nieko kažko labai nėra, ar ne, tai kad truputį vidinę akies kampą nukreipti, tai jeigu mes laikomės tų rekomendacijų, dozių, kurios atitinka amžių, tai jie yra saugus naudoti. Natūralios priemonės, tarkim, būna tėvai ieško tų tokių kažko augalinės kilmės, dar kažkas yra kažkokių tokių natūralių, ką vartoti. Principe, jos gali būti kaip pagalbinės kai kurios priemonės, tai gal čia nebūtų iš tų žolinių kažkokių preparatų, bet pavyzdžiui, nosies plovimas ar ne, jūros vandeniu yra irgi labai geras būdas tiesiog ir mechaniškai, ir ne, pašalinti alergenus ir sekretą, ar ne, tai irgi tikrai rekomenduojama taikyti. Galbūt akių lašai irgi galėtų būti, sakykime, dirbtinių ašarų pagrindu, ar ne, naudojami šiek tiek praplauti, kas patenka į akių gleivinę. Ir, pavyzdžiui, tokie kaip kompresai šalti, ar ne, ant akių, ypač kai patinsta labai niežti, tai irgi gali tuos simptomus palengvinti. Tai čia gal tokie, kur man labiausiai dabar atėjo į galvą, bet daugiau tokių kažkokių kitų nelabai įvardinsiu iš tikrųjų. O dabar imunoterapija. Toksai dalykas, kur jau visai darosi populiarus, jau daug žmonių žino tą žodį imunoterapija. Tai kas vyksta to imunoterapijos metu, kaip ta procedūra daroma? Taip, tai ta imunoterapija, kalbant apie alerginės ligas, dar mes sakom taip specifinė alergenų ar ne imunoterapija. Tai būtent jos metu mes norime tą imuninę sistemą išmokyti taip klaidingai, nenormaliai nereaguoti į tuos alergenus, ar ne, čia taip buitiškai paaiškinus. Tai principas jos yra, kad tada palaipsniui jos metu mes vis duodam organizmui susidurti tam tikrom dozėm, tam tikrais intervalais su tuo alergenu, ar ne. Trukmė yra nemaža, tai yra 3-5 metai, ar ne, ir būdai yra keli, kaip galima tai įgyvendinti, tai yra purškiama poliežuvinė arba leidžiama poodinė, ta imunoterapija. Tyrimai teigia, kad jų efektyvumas yra panašus, tai labiau tada renkamės pagal tai,
kas tiktų ar ne asmeniui, jo gyvenimo būdui, arba kalbant apie vaiką ir jo psichologiniai, emociniai būklį, ar ne, nes tai, jeigu tai yra pavadinė leidžiama, tai yra adatos, yra galbūt papildomas stresas, tai viską aptariam kartu su tėvais, ar ne, kaip tai turėtų geriausiai būti įgyvendinama. Ir dabar kas iš tų tokių dar aspektų, kad purškiama poliežuvinė, jie galima taikyti namuose, ar ne, kiekvieną dieną reiktų susipurkšti tą preparatą po liežuviu, ar ne, ir taip 3-5 metus. O apie leidžiamą poodinę kalbant, tai reikėtų atvykti į gydymo įstaigą, susileisti į podį 1 kartą per mėnesį. Taip pat kiekviena ta imunoterapijos eiga yra tokia, kad mes pirmiausia turim tą įvadinę dalį, kai po truputį didinam alergeno kiekį, ar ne, kad neišaukti kažkokių ūmių reakcijų ir pasiekėm palaikomąjį gydymą, ar ne, ir jau tada tą palaikomąjį tęsiam tuos 3-5 metus. Aišku, gali kažkiek skirtis tos schemos priklausomai nuo gamintojo, bet pagrindas ar ne maždaug toks panašus. Kad pasirinkti tą preparatą, tai mums, aišku, svarbu yra tie alergologiniai tyrimai, netgi galbūt čia jau rekomenduojama atlikti ir iš kraujo tyrimus, kalbant apie molekulinę netgi diagnostiką, kad tikrai kuo geriau pasirinktumėm preparatą, kad kuo tikslingiau nusistatytumėm tą pagrindinį, ar ne, alergeną, kuris čia visus simptomus provokuoja. Galima ten ir daugiau primaišyti, bet kuo daugiau mes ten primaišysim, tuo efektyvumas, ar netikėtina, kad bus mažesnis, tai kuo geriau pasirinksim, tuo turėsim geresnį efektyvumą. O kalbant apie efektyvumą, tai irgi tyrimai nurodo, kad maždaug apie 80% yra tas efektyvumas, bet tas efektyvumas nėra įvardinamas taip, kad išgis ir nebeturės niekada simptomų. Jau efektyvus skaitosi, kai reikės mažiau simptominio gydymo ir bus lengvesni simptomai, ar ne? Na ir pasiekus teigiamą tą rezultatą, jis gali išlikti ir ilgą laiką, bet kai kuriem gali ir vėl sugrįžti tie simptomai ir galbūt netgi pakartoti reikėtų gydymą. Dar gal pliusas imunoterapijos yra, kad irgi turi tokį kaip prevencinį poveikį, kad neįsivystytų, sakykime, astma, ar ne, arba kad irgi sumažina tikimybę įsijautrinti kitiems aplinkos alergenams. Tai čia toks dar teigiamas, ar nebūtų plius efektas. Ir dar ką svarbu žinoti, kad tai vis tik tai nėra kompensuojamas dalykas, ar ne, tai vat irgi įvertinti ir nėra taip, kad mes iškart puolam siūlyti imunoterapiją, vis tiek tada pirmiausia pasižiūrim, kaip sekasi su simptominiu gydymu ir labiau rekomenduojam jau prie vidutinio sunkumo sunkaus alerginio rinito, ar ne, nes vis tiek tai yra toksai tęstinis, įpareigojantis gydymas, tai kad tiesiog tikrai žmonės būtų ir pasiryžę tai įgyvendinti ir jiems tikrai būtų didesnė nauda, ar ne? Ir dar, kad kalbant apie sezoninius tuos alergenus, juos pradėti tą gydymą reikėtų bent 2-4 mėnesiai iki žydėjimo pradžios. Tai žydėjimo metu mes imunoterapijos nepradedam. Tęsti mes ją tęsiam, bet, pavyzdžiui, pradėti ne dėl to, kad tiesiog būtų didelė ekspozicija, ar ne, to alergeno. Tai čia gal tokie pagrindiniai aspektai, aišku, aptariam ir galim šalutinius reiškinius, nes kur ir visur yra, ar ne, preparatai, yra kažkokie ir šalutiniai reiškiniai, bet nėra kažkokie tokie, sakykime, nepakeliami, ar labai sunkus ir dažnai pasireiškiantis, ar ne, tai tiesiog tikrai toksai yra tas gydymo būdas, ypač tiem, kas, sakau, nenori tų vaistų ilgai vartoti, kas turi vidutinio sunkumo sunkiai, ar ne, na ir aišku, ne iškart pirmus metus pasireiškusią pasižiūrėti, kaip mums su tuo simptominiu gydymu sekas. O yra amžius, kad, tarkim, nuo kelių metų vaikam galima pradėti taikyti imunoterapiją. Suaugusiam tai ten viskas aišku, galima, o vaikų yra kažkoks amžius? Vaikų yra toks 5 metai, bet labiau jisai kaip susitarimas dėl to, kad įgyvendinti būtų paprasčiau, ar ne, kad vaikas irgi suprastų, ką mes čia darom, kaip jam reikia tai padaryti, kad jeigu kalbam apie poliežuvinę, tai kad irgi pavyktų išlaikyti tą, kad kasdien, ar ne, tuo pačiu laiku susipurškė, reikia palaikyti dar tą preparatą poliežuviu, kad nuryti, kad tiesiog suprastų tą visą procesą ir eigą ir mums pavyktų bendradarbiauti. Bet, sakykime, poliežuvinės imunoterapijos preparatai yra patvirtinti kai kurie, nepriklausomai nuo gamintojo, net ir nuo 2 metų. Bet čia tiesiog dėl to, tie 5 metai, kad mums ir bendradarbiavimas turi, ar ne, labai svarbią reikšmę gydymo eigai. O vaikai gali išaugti, nes žinai, kai apie alergijas kalbam, ypatingai tas, kur būna visai kūdikystėje, ten ieškom tų maisto, tai visi tėvai tikisi, kad išaugs. O šitas sezoninis gali išaugti, nieko nedarant imunoterapijos?
Gal nes dabar dar tokią mintį man į galvą, ar nepastumėjo tavo šitą frazę, kad prasideda ar net ten lyg maisto ar kažkas, tai iš tikrųjų yra dar tas toks vadinamas atopinis maršas, kad būtent irgi vaikai, kurie, sakykime, kūdikystėje turėjo ar tai maisto alergiją, ar ir atopinį dermatitą, ar ne, jie iš tikrųjų turi didesnę riziką ateityje, kad gali jiems įsivystyti alergiją aplinkos alergenams, ar ne, tai būtent tada alerginis rinitas, ar netgi astma, ar ne, tai irgi toks, kad yra nuoseklus. O dėl to išaugimo, šiaip tyrimai, ką sako, ir tai yra vardinama kaip lėtinė ar ne liga, ir nuo diagnozės nustatymo laiko yra sakoma, kad apie 10-20 metų pacientai jaučia aktyvius alerginio rinito simptomus. Kodėl jie paskui galbūt netokie tampa išreikšti, arba mes patys pristaikom, arba mūsų imuninė sistema irgi natūraliai, kaip ir imuninės terapijos metu, ar ne vis tiek susiduria neišvengiamai kas metai, ar ne su tais alergenais kažkiek ima mažiau reaguoti, nes prisitaiko, bet galbūt mums tos tolerancijos nepavyksta taip natūraliai pasiekti, nes vis tiek turi būti tam tikros dozės, tam tikri intervalai ir panašiai. Tai būtų toks atsakymas, kad vis tik dažniausiai tai yra toks lėtinis susirgimas ir aktyvus tie simptomai bent 10-20 metų, jeigu vaikų amžių mes ar nenustatom. Ir aišku, yra tų tokių išimtinių atvejų, galbūt kaip brendimo metu, ar ten dėl hormonų pokyčių kartais ar ne įvyksta, kad praeina. Bet tai yra tokios labiau kaip išimtis ar nepasitaiko, tai bet nėra ta tokia, kaip pasakyti, taisyklė. Tai vis tik labiau reikėtų tikėtis, kad tai tikrai dar tęsis ilgą laiką. Supratau. Tai iš tikrųjų pabaigą norėčiau pasakyti, kad jeigu vaikui ar jums visgi tie simptomai pasireiškia, čiauduliai, slogos, triškanančios akys ar kiti simptomai, kuriuos gydytoja paminėjo, tai tikrai nenurašykit visko infekcijai, galbūt tai yra alergija ir būtina pasikonsultuoti su gydytoju alergologu, nes visgi pavasaris gali būti dar gražesnis, jeigu mes ligos neignoruosim. Tai ačiū tau, Rūta, labai už gražų pokalbį, tiek ir išsamios informacijos. Ačiū.